Kartais, norint suprasti du visiškai skirtingus pasaulius, tai reikia pažvelgti į vieną ir tą patį pastatą. Pavyzdžiui, kalėjimą. Šiandien mes gilinamės į du Saparo Iklimo tekstus, kurie, atskleidžia, kaip ta pati sovietinė plyta gali tapti arba laisvės paminklu, arba baimės fabriku. Labai stiprus įvaizdis. Taip. Nagrinėsime, kaip šalis turinčios bendrą praeitį pasuko radikaliai skirtingais keliais. Ir mūsų misija, sakyčiau, yra išsiaiškinti, ką kalėjimo transformacija pasako apie visą visuomenę. Ir kodėl vienur baimė virsta muziejimu, o kitur, pelningų verslu? Būtent. Ir ta pati plyta, tai yra, nepaprastai taiklus palyginimas, juk tiek Lietuva, tiek, tarkim, Turkmenistanas, kurią autorius pasitelkė kaip kontrastą, išniro iš tos pačios sistemos. Abiejose šalyse stovėjo KGB pastatai, veikė tos pačios tardymo metodikos, visa valdžia rėmėsi baimė. Visiškai. Bet po Sovietų sąjungos griūties prasidėjo du visiškai skirtingi procesai. Iklimas savo esė argumentuoja, kad tai, kas atsitiko su tais pastatais, parodo ne šiaip politinius skirtumus. O ką? O jo manimų dviejų skirtingų civilizacijų susiformavimą. Gerai, tai pradėkime nuo to, kas mums čia pat Vilniaus centre. Buvęs KGB pastatas. Kiekvienas vilnietis, manau, žino tą vietą. Aha. Vieta, kurioje žmonės buvo tardomi, kankinami, žudomi. Šiandien ten okupacijų ir laisvės kovų muziejus. Taip. Ir autorius savo tekste aprašo, ne tik tas išsaugotas kameras ar egzekucijų rūsį. Jis eina giliau. Jis pabrėžia atvertus archyvus, edukacinės programas moksleiviams. Tai juk žinai, ne šiaip pastato istorijos papasakojimas. Ne, anaip tol. Tai yra politinis pareiškimas. Tarsi visa tauta pasakytų, mes nebebijojame. Žiūrėkite, kas čia vyko. Ir tai niekada nepaskartos. Būtent. Bet autorius žengia dar vieną žingsnį į priekį ir įveda labai galingą savoką atminties ekonomiką. Įdomiai skamba. Jis sako, kad esmė ne tik tame, jog mes išsaugojome istoriją. Esmė tame, kad mes pavertėme baimę resursų. Resursų. Taip. Buvęs kalėjimas dabar generuoja pajamas iš turizmo, iš tarptautinių fondų dotacijų, moksliniams tyrimams, iš kultūrinių projektų. Baisiausias represijų įrankis tapo laisvės ir švietimo šaltiniu, kuris dar ir atsiperka. Atminties ekonomika skamba stipriai. Bet ar tai tik Lietuvos fenomenas, ar autorius tai mato kaip, platesnį dėsningumą visame regione? Va čia ir yra esmė. Tai yra viso buvusio ryto bloko dėsningumas. Autoriaus tekstuose matome visą žemėlapį. Jis pabrėžia, kad visos šalis pasirinkusios demokratijos kelią intuityviai padarė tą patį. Jos suprato, kad norint judėti į priekį, reikia nepamiršti praeitį, o ją įdarbinti. Įdomu, kad kiekviena šalis atrodo rado savo unikalų kampą. Štai jis mini Latviją, ten okupacijos muziejus Rygoje irgi vienas lankiausių objektų. Tikrai taip? Bet Latvijai, pasak autoriaus, ypač akcentavo KGB archyvų atvėrimą. Jie tarsi pavertė baimę žiniomis. Taip, suteikdami piliečiams galimybę sužinoti tiesą, o estai su patarėjai kalėjimų Taline nuėjo, sakyčiau, labiau meniniu keliu, pavertė į kultūros ir atminimo erdvę. O Lenkija? Lenkija savo ruožtu viską institucionalizavo, įkūrė galingą tautos atminties institutą. Ten atmintis tapo tiesios nacionalinio identiteto stuburu. Tvirtu stuburu. Taip, bet man asmeniškai labiausiai įstrigo Vokietijos pavyzdys. Berlyno Hohenšauzeno kalėjimas. Taip, buvusią Štazę. Taip, buvusią Štazę, rytų Vokietijos saugumo širdis. Ten ekskursijas veda buvę kalinai. O? Įsivaizduokite tu emocinį svorį. Tai nebe muziejus, kur skaitai etiketes. Tai gyvas liudijimas. Absoliučiai kitas lygis. Taip. Autorius teigia, kad taip Vokietija pavertė kalėjimą moraliniu demokratijos pamatu. Ji ne tik parodo, kas buvo blogai, bet ir įtvirtina vertybės, kodėl tai niekada negali grįžti. Žodžiu, visi šie pavyzdžiai rodo tą patį. Ta pati. Baimė transformuojama į atmintį, žinias, kultūrą, galiausiai į ekonominę vertę. Tai Iklimo manymu ir yra laisvų piliečių visuomenės bruožas. Šis modelis, kai baimė paverčiama atmintimi, atrodo toks galingas ir konstruktyvus. Tai dar labiau sustiprina kontrastą su tuo, ką autorius aprašo Turkmenistane. Ten vaizdas regis yra visiškai atvirkščias. Tarsi veidrodyje, kuriame viskas iškreipta. Absoliučiai. Jis aprašo sistemą, kuri liko mentaliai įstrigusi sovietmečiuje.
uždara, niekam neatskaitinga, naudojama kaip politinis įrankis. Taip. Jis pateikė tiesiog šiurpinančią statistiką teigiamą, kad per 30 mečius nuo 95 iki 2025 didelė dalis suaugusių šalies vyrų vienaip ar kitaip praėjo pro kalėjimus. Neįtikėtina. Sulaikymo centrus ar baudžiamasias bylas. Moterų kalėjimai, kurie sovietmečiu buvo beveik tušči, dabar perpildyti. Ir autorius tvirtina, kad tai neturi nieko bendro su realu nusikalstamumu. Būtent čia ir yra esmė. Jis sako, kad tai ne kriminologijos, o politinės technologijos klausimas. Politinės technologijos. Taip. Sistema sukurta ne tam, kad kovotų su nusikaltimais, o tam, kad palaikytų baimę ir kontrolę. Ir štai čia atsiskleidžia tas antrasis atvirkštesnis modelis. Jei vidurio Europoje turime atminties ekonomiką. Tai... Turkmenistane, pasakyk Klimo, klesti baimės ekonomika. Tiksliai. Baimės ekonomika. Nuo pačio termino šiurpas eina. Tai tarsi kapitalizmo iškrypimas, kur prekė yra žmogaus kančia. Kaip autorius aprašo jos veikimą kasdienėme lygmenyje. Jis aprašo sistemą, kurioje kiekvienas etapas nuo suėmimo iki paleidimo yra monetizuotas. Tiesiog viskas turi savo kainą, kurią moka artimieji. Viskas. Viskas. Norite, kad byla būtų išspręsta? Mokėkite. Norite palengvinti sąlygas kalėjime? Mokėkite. Norite suorganizuoti pasimatymą, perduoti maisto, apsaugoti artimuosius, kurie liko laisvėje? Viskas turi savo neoficialų įkainį. Taip, viskas. Palaukite. Tai reiškia, kad valstybė, tiksliau jos pareigūnai, turi tiesioginį finansinį interesą, kad kuo daugiau žmonių patektų į tą sistemą ir joje liktų. Taip. Reabilituotas kalinys yra tiesiog prarastas pajamų šaltinis? Ar aš teisingai suprantu šią siaubingą logiką? Jūs absoliučiai tiksliai pagavote autoriaus mintį. Sistema yra suinteresuota ne teisingumu, o procesu. Procesu. Kalėjimas tampa ne bausmės, o verslo vieta. Ir tai, pasak autoriaus, yra esminis skirtumas. Vienur kalėjimas yra praeities reliktas, paverstas muziejumi, kitur aktyvus, pelną nešantis baimės instrumentas. Tai ką jis vadina valdybinė civilizacija. O ne piliečių civilizacijos požymių, būtent. Gerai, turime šios du visiškai priešingus polius. Viename kalėjimas kaip atminties saugotojas, kitame kaip baimės fabrikas. Taip. Atsispirdamas nuo šios analizės, Sapar Eisklymas savo viešosios kalbose, kurios beje prieinamos internete, pasiūlė kai ką, sunkiai suvokiamo. Jis pasiūlė išties radikalų dalyką. Ką būtent? Paleisti visus iki vieno kalinius ir visus šalies kalėjimus paversti muziejais. Gerai, suprantu simbolinio tokio gesto galę, bet pirma reakcija tai beprotybė. Juk tarptų kalinių yra ir tikrų pavojingų nusikaltėjų. Taip, žinoma. Kaip autorius atsako į šį akivaizdų prieštaravimą? Jis juk turi turėti neįtikėtinai stiprų argumentą, kad tai yra mažesnė blogybė. Turi. Ir jo argumentas yra paradoksalus, bet labai gilus. Jis sako, taip, tarp jų yra nusikaltėlių, bet net patys pavojingiausiai iš jų vakar buvo mažiau žalingi visuomeniai nei dabartinė sistema. Kuri naudoja kalėjimus kaip masinių represijų, turto atiminėjimo ir baimės sėjimo įrankį. Tiksliai. Jo manymu, sistema yra pavojingesnė už individus, kuriuos ji įkalino. Oho. Todėl paleisti kalinius šalyje, kur kalėjimas yra politinis ginklas, tai ne grėsmė saugumui, o pirminio teisingumo atkūrimo aktas. Vadinasi, jis teigia, kad didžiausias nusikaltėlis yra pati kalėjimų sistema. Būtent. O paversti kalėjimus muziejais, tai įvykdyti tą patį simbolinį aktą, kurį įvykdė Lietuva, Latvija, Vokietija ir kitos šalys. Tai būtų atsisveikinimas su baimės epocha. Taip, ir... Kaip pabrėžia autorius, ne viena iš tų šalių dėl to nieko neprarado. Priešingai, jos įgijo atmintį, pagarbą teisei, pasitikėjimą ir, svarbiausia, imunitetą autoritarizmui. Taigi jis išmeta šią idėją bombą į viešumą. Ir kas tada? Kokia buvo reakcija? Protestai, valdžios pasmerkimas, palaikymo mitingai. Štai čia ir prieiname prie pačios įdomiausios ir kartu baisiausios istorijos dalies. Atsakas buvo tyla. Tyla. Visiška, absoliuti, kurtinanti tyla. Nereagavo niekas.
Ne režimas, nei opozicija, nei kalinių šeimos, nei, kaip teigia autorius, patys kaliniai, nors žinia jos tikrai pasiekė. Tyla. Tai beveik labiau intriguoja nei bet kokia audringa reakcija. Autoriui matyti tai buvo šokas. Tikrai. Kaip jis savo antrajame tekste pradeda narplioti šį galvosūkį. Kodėl visi tylėjo? Taip, jis rašo, kad ta tyla buvo iškalbingesnė už bet kokius žodžius. Tai ne reakcijos nebuvimas, tai ir yra reakcija. Įdomi mintis. Ir jis pradeda skaidyti tą tylą sluoksnis po sluoksniu, lyg koks archeologas. Pradėkime nuo šeimų. Atrodytų, joms tai turėjo būti vilties žinia. Logiškai mąstant taip, bet jos tylėjo. Kodėl? Dėl to, ką autorius vadina atvirkstinė logika, kuri įsivyroja baimės visuomenėje. Šeimos gyvena nuolatinio povadžio zonoje. Bet koks viešas žodis, palaikymas, kritika, net klausimas gali pakenkti jų artimajam kalėjimą arba jiems patiems. Supratau. Todėl galioja nerašyta, bet visiems iki kaulų smegenų aiški taisyklė. Nori padėti – tylėk. Nori pakenkti – kalbėk. Siaubinga. Tyla tampa ne pasyvumu, o aktyvia apsaugos strategija. Logika, kurioje norėdamas padėti, turi apsimesti, kad tau nerūpi. Tai jau savaime yra visiškas socialinio pasitikėjimo sugriovimas, o pačias kaliniai? Kalėjimas, kaip rašoma šaltinyje, yra vieta, kur kalba panaikinta. Bet kokia kalinio reakcija – džiaugsmas, viltis, pritarimas administracijos akyse akimirksniu virsta politinė veikla. O tai reiškia nauja byla? Nauja byla, nauja bausme, dar žiauresnės sąlygas. Todėl kalinio tyla yra vienintelis įmanomas atsakymas, norint išgyventi. Jo kūnas yra įkalintas, bet tyla yra vienintelė erdvė, kurios sistema negali iki galo kontroliuoti. Gerai. Šeimos ir kaliniai bijo. Tai suprantama. Bet opozicija. Režimo oponentai esantis užsienyje. Taip. Jiems tai buvo puikia proga kritikuoti sistemą. Pasinaudoti šią idėją kaip politiniu ginklu. Kodėl tylėjo jie? Va čia autorius paliečia dar gilesnį psichologinį sluoksnį. Jis teigia, kad kalėjimo tema tose visuomenėse, kurios liko įstrigusios baimėje, yra tapusi tabu. Tabu? Taip. Tai šventoji baimė. Šešėlis, kuris kabo virš visų. Net patys aršiausi režimo priešininkai bijo liesti šią temą, nes ji paliečia giliausias asmeninės ir kolektyvinės traumas. Ta prasme? Kalbėti apie kalėjimą – tai tarsi prišaukti nelaimę sau. Niekas nenori net artintis prie tos temos. Lieka pats režimas? Jie jau galėjo sureaguoti, išjuokti pasiūlymą, apkaltinti autorių valstybės išdavista, surengti propagandinę kampaniją. Kodėl tyla iš jų pusės? Ir tai, manau, yra pati žvalgiausia autoriaus pastaba. Jis sako, kad režimas tiesiog neturi kalbos, kurią galėtų atsakyti į tokį pasiūlymą. Neturi kalbos. Jų politinėme žodenyje yra atsakymai į grasinimus, kaltinimus, kritiką, protestus. Jie moka reaguoti jėga. Bet jų žodyne nėra atsakymų į humanizmą, atleidimą, pasiūlymą išmontuoti pačią baimės sistemą. Tiesiog nėra tokių sąvokų. Taip, tokia idėja tiesiog netelpa jų pasaulėvoką. Jie nežino, kaip į tai reaguoti, todėl renkasi tylą. Taigi viską sudedame, išeina, kad ta tyla tai ne abejingumas ar bailumas. Autorius sako, kad tai kur kas giliau. Daug giliau. Tai tiesiog normalizuota, iš kartos į kartą paveldėta trauma. Visuomenė, dešimtmečius gyvenusi su nuolatinė kalėjimo grėsme, tiesiog prarado gebėjimą apie tai kalbėti. Tiksliai. Tai yra diagnozė. Ir ta diagnozė, pasako autorius, atskleidžia 3 esminius dalykus. Kokios? Pirma, baimės mastą. Bijoma ne veiksmų, bijoma net žodžių. Antra, nepasitikėjimo mastą. Niekas netiki, kad kalbėjimas gali padėti. Tikima tik tuo, kad jis gali pakenkti. Ir trečias? Ir trečia, socialinės destrukcijos mastą. Kalėjimas nebėra svetimkūnis. Jis tapo socialinio audino dalimi, sistema, prie kurios visi prisitaikė gyventi tylėdami. Tai skamba be galo pesimistiškai. Ar autorius palieka bent kokią prošvaistę? Palieka. Ir tai labai svarbus niuansas. Jis teigia, kad tyla nereiškia palaikymo nebuvimo. O ką reiškia? Tokiose visuomenėse palaikymas reiškiasi ne žodžiais, o dėmesiu,
Ne komentarai socialiniuose tinkluose, o tylių pritarimų, peržiūrų skaičiumi. Žmonės stebi, klauso. Autorius pasakė garsiai tai, kad daugelis mąsto, bet nedrįsta ištarti. Ir pats šio tabų sulaužimas, pasak jo, jau yra pokyčio pradžia. Taigi grįžkime prie tos vienos plytos, nuo kurios pradėjome. Iš jos, kaip rašo Iklimas, galima pastatyti arba baimės fabriką, arba atminties muziejų. Taip. Paversdamas praeities baimės, kultūros ekonomiką ir savotiškų skiepų nuo autoritarizmo. Tuo tarpu Turkmenistanas pagal šaltinius lieka įstrigęs pirmajame modelyje. Kalėjimas galiausiai yra valstybės veidrodis. Vienur jis atspindi laisvę, orumą ir pagarbą istorijai, kitur baimę, nepasitikėjimą ir kontrolę. Tai ir yra tas fundamentalus skirtumas. Taip, pasak autoriaus, tarp piliečių civilizacijos paremtas pasitikėjimu ir valdinijos civilizacijos paremtas baime. Ir pabaigoj provokuojanti mintis, kurią mums palieka autorius. Jis teigia, kad norint pokyčių tose baimės sukaustytose visuomenėse, pirmas žingsnis yra ne kovoti su tyla, nebandyti ją pralaužti jėga. Ne. Pirmas žingsnis ją suprasti, nes tyla nėra tuštuma, yra pilna prasmės. Tai baimės paliktas pėdsakas. O supratus baimės mechanizmą, ją galima įveikti. Tai verčia susvastyti. Kokius dar tylos mūsų pačių visuomenė galėtų būti ne nuomonės nebuvimas, o kur kas gilesnių, galbūt nepatogių procesų diagnozė?